Sveiki, mano vardas Greta Monstavičė ir aš esu Catalysta Ventures startuolių akceleratoriaus vadovė. Pagrindinės veiklos, kurias mes vykdom su Catalysta Ventures ir kur aš turiu savo atsakomybės, tai vis dėlto yra startuolių akceleravimo programų organizavimas. Programa dažniausiai susideda iš visokiausių individualių mentorysčių, sesijų, pranešimų, workshopų ir taip toliau ir panašiai. Tai visų tų reikalų organizavimas yra mūsų reikalas. Tai aišku, mes turim komandą, mūsų yra apie 10 žmonių ir aš dirbu kartu su visais tai žmonėms, kad padėti startuoliam augti, gauti investicijas. Dar viena iš veiklų, kurias mes darom, tai iš tikrųjų darom visai nemažai tokios kaip ekosistemos auginimo. Visi startuoliai, su kuriais mes dirbam, yra tvarūs startuoliai. Ir kai mes pradėjom prieš 5,5 metų, tvarumas niekam per daug nerūpėjo. Tai mes iš tikrųjų darėm įvairiausių tvarumo ataskaitų, darėm daug labai su tvarumu susijusių pranešimų, įvairiausių renginių. Tai va tas ekosistemos kūrimas, kad žmonės apskritai daugiau sužinotų apie tvarumą, apie startuolius ir kaip auginti verslą tvariai. Tai tas buvo vienas iš mūsų ir vis dar yra pagrindinių veiklų. O mano darbo diena tai atrodo taip, kad turiu labai daug susitikimų. Praktiškai vien susitikimai, bet kadangi tie susitikimai yra pastoviai skirtingi, tai ir ta darbo diena kiekvieną kartą skirtinga. Tai dalis darbo dienos laika būna apie komandą mūsų, kaip mes dirbam kartu, netgi tokie dalykai, kaip kokias mes norim vertybės gyventi, kaip mes norim organizuoti savo darbą, kaip norim smagiai leisti laiką. Bet gali būti ir aišku tokie dalykai, kaip mes kuriam startuolių akceleravimo programas, kaip jos turi atrodyti, ruošiam mentorius, ieškom įvairių pranešėjų, kurie galėtų padėti mūsų startuoliam. Tai, žodžiu, daug labai visokiausių skirtingų dalykų. Aš pati važiavau daryti savo bakalauro pabaigoje, važiavau daryti praktikos į Ispaniją ir pagalvojau, kad labai būtų įdomu padaryti praktiką startuolių akceleratoriai. Nelabai supratau, kas tai yra, bet tiesiog parašiau pati laišką, nieks ten nieko neieškojo, aš pati parašiau, sakau, labai noriu atvažiuoti ir, sako, gerai, atvažiuok. Tai nuvažiavau ir turbūt tada ir pamačiau pirmą kartą, kaip žiba startuolių įkūrėjų akis ir man nesinorėjo galbūt būti tik su vienu, norėjosi kažkaip būti bendrai su visais ir kažkaip jiem padėti. Vienas dalykas, kuris tikrai įkvepia darbe, kaip ir minėjau, yra būtent startuolių užstegusios akis, ar ne, žmonių, kurie galvoja ir nori pakeisti pasaulį realiai, kad ir kaip tai kartais ir juokingai gal skambėtų, bet jie iš tikrųjų nori pakeisti pasaulį, kas yra nuostabu ir jeigu aš galiu jam padėti, tai tas yra irgi nuostabu. Tai čia turbūt yra vienas dalykas. Antras dalykas, man asmeniškai labai patinka dirbti su komanda, bandyti suprasti, kas veža skirtingus žmonės, kaip galima padaryti, kad naudojant veiklas, kurias darai organizacijoje ar ne savo įmonėj, kad galėtum padėti žmonėm tavo komandai vystyti įvairiausius įgūdžius, kuriuos jie nori vystyti, kurie po to gyvenime praverčia. Jeigu kalbant apie mokyklą ir apie startuolių industriją apskritai, tai, turbūt svarbiausia mokslai turbūt būtų ekonomika, ar ne? Junior Achievementas turi labai gerą programą ir padeda moksleiviam kurti savo bendrovės. Tai manau, kad čia tai iš viso tobulas variantas, nes tu realiai kuri startuolį ir po to atėjęs į startuolio ekosistemos rinką gali sakyti, va, aš jau sukūriau startuolį, žinau, kaip tai yra sunku, žinau, ką svarbiausia reikia padaryti, kaip padėti kitiems. Tai vienas svarbiausių dalykų turbūt yra mokytis klausti gerų klausimų. Aš pati net nežinojau, kol nepradėjau jau daugiau dirbti su startuoliais, kad tai yra įgūdis, kuris bus labai svarbus, bet norint dirbti apskritai su įvairiais partneriais, su startuoliais, kur yra daug žmonių, daug skirtingų interesų ir norint juos kažkaip įgalinti, supranti, kad reikia klausti labai gerų klausimų, kad jie patys atsakytų į savo klausimus, bet tu padedi tą fasilituoti. Tai gerų klausimų niekada ne per anksti mokytis. Kai baigiau mokyklą, tikrai nežinojau, ką tiksliai noriu daryti, tai studijavau gan tokį bendrinį, čia
komunikacija, vadyba, verslas tokį bakalaurą, kas buvo tikrai naudinga ir aš džiaugiuosi, kad tą dariau. Tuo tarpu aš visą laiką dariau kažkokias praktikas, šiek tiek dirbau, kas visą laiką duoda tokio įžeminimo visom žiniom, ypatingai tom tokiom bendriniam profesijom, kurios yra. O kas liečia, tarkim, magistro studijas, man atrodo, magistro studijos duoda labai gerą galimybę įsižeminti kažkokią vieną temą, kurios galbūt kitaip tu sunkiau išmoksti, ar ne, kurios negali tik imti ir išgalvoti, kaip čia turėtų būti. Tai tas man buvo su tvarumu prieš jau dabar turbūt daugiau negu 7-8 metus, kai tų žinių laisvai per daug nebuvo tokios iš viso darbo rinkos tvarumo ir todėl aš važiavau į Olandiją, mokiausi tvarumo ir tai buvo gan unikalios žinios, kurios man po to labai padėjo karjeros metu. Jeigu svarstot apie mokymąsi kažkokių labai bendrinių specialybių, tai manau ir tiesiog dirbant galima labai daug išmokti ir nebūtina tą daryti. Kas liečia sunkumus, tai turbūt vienas iš sunkumų yra tai, kad tai yra labai intensyvi industrija. Ką turiu omenyje, kad ar būtų svarstoma būti startuoliu, ar dirbti su startuolių akceleratorium, ar startuolius finansuojančio fondu. Tai yra sritis, kurioje yra labai daug pokyčio, labai sunku nuspėti, koks bus rezultatas, labai daug skirtingų, tų vadinamų suinteresuotų šalių, ar ne, labai daug skirtingų partnerių, investuotojų, mentorių, ten kitų founderių ir tai sukuria labai didelį kompleksiškumą toje industrijoje ir jeigu yra noras daryti viską tobulai ir pradėti darbą ir jį pabaigti ir turėti rezultatą, tai tas yra sudėtinga šitą industriją. Tai reikia tikrai mokėti mėgautis procesu ir tiesiog kažkaip džiaugtis tuo kompleksiškumu toje industrijoje, nes kitaip tiesiog galima biškai paskęsti visame tame. Mano, pavyzdžiui, asmeninėje kaip vadovės pozicijoje tai padeda būti ekstravertė, bet tai nereiškia, kad nėra kitų pozicijų startuolių ekosistemai, kurios tiktų žmonėm, merginom, kurios būtų labiau intravertės. Tai dabar ypatingai daug yra veiklos su duomenim įvairiai, su analizėm ir fondas, ir pačiose startuoliuose. Tai tas tikrai yra labai perspektyvu ir puikios pozicijos, net jeigu ir nesinori per daug bendrauti galbūt su kitais ar ten prieš kamerą sėdėti. Kas yra tikrai svarbu, tai yra labai gerai mokėti valdyti savo laiką. Projektų valdymas visą laiką padeda, ar ne, ką projektų valdymas reiškia, tai suprasti, kokie mūsų tikslai, kaip mes pradedam, kaip vyksta procesas ir taip toliau ir panašiai ir turėti tą tokį gerą pajautimą ir įgūdį. Anglų kalba, aišku, yra numeris 1 labai svarbus įgūdis. Dabar viskas praktiškai mūsų ekosistemoje vyksta anglų kalba, visi renginiai, visi workshopai ir taip toliau. Tai anglų kalba yra labai svarbu. O šiaip tai nuoširdžiai manau, kad beveik viskas yra išmokstama. Tikrai turint norą stengtis ir norą kažką išmokti, tai visą laiką galima išmokti. Tai aš kažkaip niekada per daug nekreipiu į tos kituosius įgūdžius, galbūt apart anglų kalbos per daug nekreipiu dėmesį.